labai skani kava. Sveiki, tai šiandien aš su jumis sveikinuosi iš savo kuklios virtuvės, studijos, antrų namų, taip toliau. Šiandien pagaminsiu karštą sumuštinį. Iš kur man gimė ta mintis ir idėja, tai kažkada čia teko aną dieną su vaikais gaminti. Ir tada pagalvojau, kad pritrūkau idėją, pradėjau ieškoti idėją ir susikomplektavau labai gerą sumuštinį. Tai šiandien jisai bus jūsų teismu. Žodžiu, geram sumuštiniui reikia labai nedaug sūrio ir šoninės. Ir realiai užtenka. Bulka, nežinau, bet kokią duonelę galite naudoti. Sūris, kreminis sūris, kiaušinis, sviestas, būtinai sviesto reikės nemažai. Tada kokia nors, nežinau, dešra, čia aš turiu čorizo, ką radau, tą turėjau. Ir šoninė. Ir laiškinis česnakas. Galite naudoti svogūną, čia jau jūsų pasirinkimas. Ir mano mylimi marinuoti patisonai. Nu ką, pradėsim. Jeigu jūs mėgstate tą tokį geltoną krastą ant viršaus, reikia sviestą naudoti, daug sviesto naudoti. Tai išmaigysim vidų ir viršų. Po to pamatysite, kam to reikia. Taip, ištepam vidinį sluoksnį, tada paimam, čia yra kreminis sūris, sumaišom jį su tarkuotu sūriu. Geriausia tą daryti rankom, bet kadangi mes čia, žinot, daug labai atsiranda komentatorių, kad čia viskas jiems atrodo labai nesterilu, tai darysim iš to tikrai. Sitės, šiuo atveju čorizo. Ir atsiminkit, kaip aš dėlioju, čia yra vidinė. Po to suprasite, kas tai yra vidinė ir kodėl jinai yra tokia dalis sumuštinio. Tepam. Noriu labai padėkoti mūsų rėmėjui Vitalijui, dizaineriui, Vardzikevičiui. Jis pas mus atsakingas už stilistiką. Nu ką, ištepam. Turim tą, kaip aš minėjau, apatinėje dalį sumuštinio. Ir dedam viršutinę. Šiek tiek pasiliekite, paspauskite, nebijokite. Šiaip iš esmės galite visą šitą tiesiog pašauti į orkaitę. Aš darysiu dar įdomiau. Mes įdėsime sviesto. Ir pašausime viską į kepsninę. 10 minučių kepsniniai, labai gražiai apskrudo mūsų sumuštinį. Dabar aš įdėsiu šoninę paskrust ir dar kai ką parodysiu. Taip, sumuštiniai, aš patepiau sviesto, dar šiek tiek viršą patep sviestą ir, pažiūrėk, matosi, auksinė apačia. Dabar bus įdomiausias momentas. Vos neprakiurdžiu ką tik. Ir dedam atgal, kad šiek tiek pakeptų kiaušinis. Porą minučių trauksim, kaposim šoninę, laiškinį česnaką ir valgysim. Puikiai. Skraido šitą šoninę. Pabandysiu sugalvoti pavadinimą. Keptas sumuštinis su šoninė ir kiaušinė, manau, labai gerai apibūdino viską. Su kreminiu sūriu. Labai geras savaitgalio patiekalas, bet man atrodo ir šiaip nebūtinai savaitgalį. Tai turbūt tiek. Labai noriu valgyti ir matau jau čia kaip visi varvina seilės. Skanaus.